Zoom webinars platformos specifika yra tokia, kad mes dalyvių nematome ir negirdime, tai jeigu turėtumėte klausimų, juos užduokite skiltyje Q&A arba galėsite pakelti ranką ir užduoti savo klausimą žodžiu. Garsiai tiesiog reikia paspausti Raise Hand mygtuką, kuris yra skiltyje React. Tai tuomet galime pradėti šios dienos webinarą. Pirmiausia, norime paminėti, kad jeigu dar negaunate mūsų leidyklos naujienų, kviečiame užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį. Jį galite rasti mūsų svetainėje baltulankų vadovėliai.lt skiltį susipažinkime. Jau esame išleidę 7 ir 8 klasių vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius ir šiais metais išleidžiame 9 ir 10 klasės vadovėlius. Šios dienos webinaras ir yra skirtas pristatyti 10 klasės pirmos dalies fizikos vadovėlį. Šiuo metu taikome ypatingą akciją įsigijant pratybų sąsiuvinius iš mūsų leidyklos. Tai ši akcija galioja iki rugsėjo 30 dienos. Visiems užsakymams, kai įsigijate 7 ar daugiau vienodų pratybų sąsiuvinių iš mūsų leidyklos internetinės parduotuvės, tai būtų baltulankų vadovėliai.lt skiltis parduotuvė, tiesiog susiraskite jums reikiamą pratybų sąsiuvinį, įsidėkite jį į krepšelį ir nuolaida bus pritaikyta automatiškai, įsigijant 7 vienetus ar daugiau. Taip, tai grįžtame prie vadovėlio pristatymo. Pristatinės vadovėlio autorės Alvyda Regina Rimkutė Šantarienė, taip pat Edita Palaimienė yra čia. Ir dar vienas autorius, kuris šiandien nedalyvauja, Ovidijus Kavaliauskas. Taip, tai perleidžiu žodį autoriams. Sveiki, tai aš esu Alvyda Regina Rimkutė Šantarienė, fizikos mokytoja ir vadovėlio bendraautorė. Šiandien jums pristatysiu 10 klasės vadovėlio pirmąją dalį, kurią mes, kaip minėjo Agnė, kuriame kartu su Ovidijumi Kavaliausku ir daktarė Edita Palaimienė. Galime eiti į sekančią skaidrę. Mūsų tikslas buvo parengti ne tik moksliškai tikslų, bet ir šiuolaikišką, mokinius įtraukiantį vadovėlį. Todėl labai stengiamės, kad jis būtų aiškus, suprantamas ir būtų naudojamas neatsiejamai mokinių tiek mokyklose, tiek namuose. Galime eiti toliau. Norėjome nuoseklumo ir aktualumo, einame nuo paprastesnių temų prie sudėtingesnių ir per pavyzdžius iš kasdienybės ir technologijų mokyti pažinti mūsų fizikos mokslą. Taip pat norėjome įtraukimo, tai kūrėme ir tokias užduotis, kurios skatina mąstyti, tyrinėti, diskutuoti. Norėjome daug tos praktinės veiklos, kad vaikai įsitrauktų. Taip pat skatinti kūrybišką ir kritišką jų mąstymą, ugdant problemų sprendimo įgūdžius. Galime į toliau. Į ankstesnę skaidrę apie vertes. Taip. Tai vadovėlio vertės ir pagrindiniai ypatumai yra šie, kad mūsų vadovėlis turi aiškią struktūrą, nuoseklę su santraukomis, klausimais. Taip pat yra tarpdalykinių projektų, turime praktinių pavyzdžių, eksperimentavimo užduočių, na ir taip pat turime užduočių diferencijavimo mokytojų pagalba. Tai turime tikrai daug tų verčių ir keletą iš jų aš įdėjau irgi šitą skaidrę, galite susipažinti. Taip, toliau vadovėlio turinys pateikiamas, mes vadovėlio pirmąją dalį suskirstėme į 4 skyrius. Tai pirmasis skyrius mechaniniai svyravimai, antrasis mechaninės bangos, galite į sekančią skaidrę atidaryti 3 ir 4 skyrių, elektromagnetizmas ir elektromagnetiniai reiškiniai. Ir, pirmoji šita vadovėlio dalis yra taip suskirstyta, kad prie jos bus pridėtas ir ilgalaikis planas, jis bus skirtas 36 pamokoms. Temų turinys suderintas su nauja bendraja programa, todėl jums tikrai nereikėtų rūpintis, ar jis atitinka privalomus pasiekimų ugdymus. Kiekvienas skyrius turi aiškią struktūrą, kaip ir matote jau ir turinyje. Pradedame nuo įvado, turi pagrindinę medžiagą, taip pat užduotis, pasitikrinimo užduotis, eksperimentinės užduotis, ir be abejo po kiekvieno skyrio turime ir apibendrinimą. Galime eiti toliau.
Štai taip atrodo kiekvieno skyriaus pradžia. Jame yra pateikiama apibendrinta informacija, apie ką bus kalbama tame skyriuje, ko bus mokoma skyriuje, tokia trumpa santrauka, kad atsivertęs jau tą mūsų įvadinės šitą temą galime pamatyti, apie ką bus tas skyrius ir susipažinti. Galime toliau. Štai taip atrodo tema ir atkreipčiau dėmesį, kad yra labai aiškiai išryškintas pavadinimas ir naujos sąvokos. Jau pačioje pradžioje yra aptariama, kokios bus naujos sąvokos, ką turi mokiniai žinoti, kokius apibrėžimus turi įsiminti. Matome, šone yra jau paryškinta 1, 2, 3, 4 skaičiukai. Tai kai mes kalbame apie pirmąjį skyrių, tai visame pirmo skyriaus kiekviename puslapyje bus paryškintas pirmas numeriukas. Na, taip mes žinosime, kuriame mes skyriuje esame. Ir taip pat atkreipiu dėmesį, kad prie kiekvieno pavadinimo yra pažymėta tema, tai šiuo atveju pirmas skyrius, pirma tema, ir yra dar QR kodas, kurį irgi nuskaičius galima patekti, pasižiūrėti ir į mūsų vadovėlio. Taip, matau, jau čia klausimai pradėti, paskui atsakysime į klausimus. Dabar einame toliau į apžvalgą. Na, tai matome, kad taip pat yra išskirtos ir temos, aiškiai einama per mūsų suskirstymus į potemes ir norėčiau atkreipti dėmesį į šitoje skaidrėje pateikiamus klausimus ir užduotis. Jie yra sudėlioti taip, kad pirmiausia skatintų pastebėti, ką jau mokinys žino, tada gilinti jo turimas žinias ir galiausiai prisitaikyti naujose situacijose. Užduotis yra diferencijuotos, nuo lengvesnių einama prie sunkesnių ir tai yra labai patogu ir mokytojui, parenkant, kurias užduotis vaikai kada turės atlikti. Toliau matome ir antrąją temą, tai vėlgi pradedame nuo aiškaus išskirto pavadinimo, naujos sąvokos, aiškiai išskirtos potemes. Galime eiti toliau. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mes kiekviename skyriuje esame ir temoje pateikę neprivalomos medžiagos. Šalia pagrindinės medžiagos, matome, yra išskirta kita spalva, tokiu fonu paryškintų. Jis padeda mokiniams ir mokytojui vizualiai atskirti, kas yra privaloma, kas yra papildomam skaitimui skirta medžiaga. Na ir jos yra skirtos labiau mokiniam, kurie nori pagilinti savo žinias labiau, galbūt gabiems mokiniams, ar kaip papildomos užduotis, kur sakykime, vaikai gali greitai atlikti užduotis klasėje ir norėti kažko daugiau, tai vat turime šitą sprendimą, gali jie pasigilinti į kiekvieną šitą temą plačiau. Taip, toliau, čia kiekvienoje irgi temoje skyriuje turime užduočių sprendimo įgūdžių lavinimo, tokius mokome spręsti uždavinius potemis. Kadangi mokiniams yra svarbu žinoti ne tik teoriją, bet ir mokėti ją taikyti sprendžiant uždavinius, todėl kiekvienoje šitoje temoje skiriame vietos ir būtent sprendimo įgūdžių formavimui ir yra pateikiama vėlgi užduotis nuo lengvesnių iki sudėtingesnių. Taip pat ir grafikus mokomasi analizuoti, na, ir apžvelgiame labai punktais, kaip reikėtų spręsti teisingai uždavinius. Tai vaikas net ir praleidęs pamoką gali namuose, skaitant vadovėlį, mokytis spręsti uždavinius ir taip pat savarankiškai. Taip, galim toliau. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad mes esame išskyrę violetinės fono spalva tarp dalykinius projektus, kas šiuo atveju mums yra labai aktualu, nes reikalingos yra integruotos pamokos ir turime tarp dalykinių projektų su įvairiais kitais mokslais, kitomis pamokomis. Todėl fiziką integruojame ir su kitais. Kiekviename irgi skyriuje turime tokią temą pasitikrinkite pažangą, ji yra labiau skirta sustoti ir įsivertinti. Ne tiek gal užduotis skirtos pažymiui, o kiek labiau savarankiškai įsivertinimui ir vaikui pasižiūrėti, kaip jisai tą skyrių suprato. Jas yra labai patogu atlikti prieš kontrolinį darbą arba kartojant temą. Galime toliau. Taip pat yra eksperimentinės užduotis, vėlgi yra po kiekvieno
skyriaus pabaigoje jos yra pateikiamos ir jos yra skirtos mokinių praktiniams įgūdžiams formuoti ir pamatyti, kaip veikia ta teorija praktiškai. Dalis bandymų ir šitų eksperimentinių užduočių yra nesudėtingos ir jas galima atlikti tiek klasėje, tiek namuose. Matote, yra pateikiami aiškus aprašymai, informacijai fiksuoti yra pateiktos lentelės, tai yra tikrai patogu, net ir praleidus, sakykime, pamoką ar vaikui norint savarankiškai atlikti kažkokius bandymus, skirti tokias užduotis. Na ir toliau turime apibendrinimo dalį, tai kiekvieno skyriaus pabaigoje yra apibendrinimas. Tai padeda mokiniui susidėlioti, ką yra svarbiausia išsinešti iš šios skyrelio, iš šių temų. Na, o mokytojui be abejo yra puikia pagalba planuojant kartojimą ir įsivertinimą ir, apžvelgiant, kas buvo svarbiausia šiame skyriuje. Na ir norėčiau užbaigti šitą pristatymą tokiais tėvo Stanislovo žodžiais, kad mokytojai mėgsta mokyti, o reikia tarnauti. Ir šis vadovėlis ir buvo kurtas būtent tarnauti tiek mokiniui, tiek mokytojui. Tikiu, kad jis palengvins jums kasdieninį darbą, įkvėps smalsumą jūsų mokiniams ir taip pat padės atrasti fizikos prasmę gyvenime. Ačiū už dėmesį, o dabar skiriame daugiau laiko diskusijoms, tikimės iš jūsų klausimų. Taip, tai dabar laikas užduoti klausimus, juos galite rašyti skiltyje Q&A arba čate, arba galite pakelti ranką, tai paspausti raise hand mygtuką skiltyje React ir tada galėsite pasisakyti. Taip, čate buvo klausimas, kada vadovėliai pasieks mokyklas, užsakyti 9 ir 10 klasėms. Tai 9 klasės vadovėliai yra išsiunčiami šiuo metu. Kadangi iš tikrųjų prieš rugsėjo mėnesį labai daug yra užsakymų, tai gali būti, kad šiek tiek vėluoja, tai tiesiog prašome kantrybės ir palaukti. O 10 klasės vadovėlio pirmoji dalis pasirodys rugsėjo viduryje. Tai tuo metu ir išsiųsime į mokyklas visiems užsisakiusiems. Kodėl nėra šių vadovėlių Eduka klasėje? Tai mūsų leidyklos skaitmeniniai vadovėliai yra platformoje OPIK. Galėsiu įdėti į čatą nuorodą, tai būtų opic.lt. Tai iš tikrųjų šiais metais šie vadovėliai, visi mūsų leidyklos vadovėliai yra pasiekiami nemokamai visiems prisijungusiems mokytojams. Tiesiog svarbu prisijungti ir užsiregistruoti per mokyklos paskyrą. Taip, tai kviečiame tenai naudotis jais ir prisijungti. Aš iš tikrųjų, čia kol visi dar galvoja klausimus, tai ačiū Alvydai už pristatymą, labai išsamų, bet norėčiau atkreipti dėmesį, kad mūsų vadovėlyje netrūksta užduočių patiems mokiniams spręsti. Papildomas uždavinynas tikrai nebus reikalingas, nes pasitikrinkite pažangą, uždavinių bus minimum 20, tai yra gan nemažai. Nes mes turime po kiekvienos temos minimum 7 užduotis. Čia žiūrime, kaip jau dėliojame visą tą informaciją. Minimum 7 užduotis ir pasitikrinkite pažangą. Užduočių tikrai yra pakankamai, ne mažiau 20. Ir užduočių atsakymai čia buvo pateikti iš karto. Iš tikrųjų taip nebus. Užduočių atsakymai bus pateikti vadovėlio gale, tam, kad mokiniai nesiorientuotų į atsakymą. Turbūt logiška yra, nes čia mūsų autorių buvo priimtas sprendimas, pradžioj sumaketavo taip, o dabar jau yra pataisytas maketas, maketas yra pataisytas ir atsakymai yra nukelti į vadovėlio galą. Dar ką norėčiau pabrėžti, kad kiekvienas mūsų skyrius turi bent po 3 laboratorinius darbus. Tai aš manau, čia mūsų autorių yra stiprybė, nes kiekvienai temai skyriui sugalvoti minimum 3 laboratorinius darbus yra jau iššūkis, bet iš tikrųjų mes labai pasistengėme ir tie laboratoriniai darbai nėra per daug sudėtingi, kad juos tikrai reikėtų kažkokių specialių priemonių. Kiek aš prisimenu, yra, man atrodo, 1 ar 2 virtualūs laboratoriniai darbai, bet visi kiti yra atliekami gyvai su aiškiu aprašymu, su aiškia strategija ir jau matote, kad
didelė dalim, beveik, man atrodo, kiek aš prisimenu, kiekvienas laboratorinis darbas irgi turi lentelę. Tai yra struktūrizuota informacija, iš kurios pats mokinys jau kuo puikiausiai galės atlikti išvadas ir jam tas laboratorinis darbas neapsunks. Laboratoriniai darbai bus vadovėlio, kiekvienas laboratorinis darbas vadovėlio atskiruose puslapiuose. Nebus taip, kad vienas laboratorinis darbas ir toliau tęsiasi kitas. Tai jeigu norėsite mokiniams atšviesti juos arba pasimti iš OPIK sistemos, tai tikrai 2 lapus galėsite ko puikiausiai pasiimti, nes didelė dalim laboratorinių darbų telpa į 2 lapį. Ir kas čia dar? Dabar ar OPIK vadovėliai mokiniams nemokami? Tai gal čia atsakys Agnė? Taip. Tai tiek mokytojams, tiek mokiniams šiais mokslo metais vadovėliai vis dar yra nemokami. Tiesiog svarbu būti prisijungus per mokyklos paskyrą. O čia klausimas buvo, kodėl šių vadovėlių nėra edukoje. Todėl, kad eduka nėra, mes turime atskirą sistemą, su kuria dirbame, kurią puoselime, į kurią iš tikrųjų net ir iš vadovėlio bus įkelti QR kodai, video informacijos, ten bus po QR kodų paslėpta daug virtualių laboratorinių, bet jie irgi bus susijęs su tikslingais klausimais, ne kaip laboratorinis darbas, bet kaip klausimas. Tai OPIK aplinkoje, ko puikiausiai rasite tos papildomos irgi informacijos, taip kaip eduka, papildomų užduočių, kaip eduka jūs negausite, bet eduka žinome, kad yra mokama, o šičia mes turime nemokamą sistemą, tai labai kviečiu ją naudotis ir puoselėti gan patogu ir bandykime, kas yra įdėta į vadovėlį, išnaudoti. Tikrai labai stengiamės, kad jis būtų vizualizuotas ir daug įvairių gyvenimiškų situacijų pateikta. Gal dar kažkokių klausimų, matau, nedrąsiai užduokite visus, kokius klausimus norite užduoti. Laukiame jūsų klausimų. Taip pat dar informuoju, kad jeigu norėtumėte pažymos už dalyvavimą šiame webinare, parašykite mums elektroniniu paštu projektai@elankos.lt. Pažymas išsiųsime 2 savaičių bėgyje. Taip, tai dar galite klausti, turime laiko. Jeigu kažkokių klausimų būtų, kurie kiltų jau vėliau, tai tikrai galite mums į leidyklą visuomet rašyti, skambinti, atsakysime į visus jūsų klausimus. Norėčiau dar priminti apie šiuo metu taikomą specialų pasiūlymą įsigijant pratybų sąsiuvinius. Jeigu perkate 7 ar daugiau vienodų pratybų sąsiuvinių, jiems taikome 15% nuolaidą. Įsigyti galima mūsų internetinėje parduotuvėje baltulankuvadovėliai.lt. Ir šis pasiūlymas galioja iki rugsėjo 30 dienos. Tai neturite klausimų, ką dar noriu pasakyti, kad mes iš tikrųjų labai atsižvelgiame bendro ugdymo programą ir papildomos informacijos yra labai minimaliai pridėta, labai nedaug, labai struktūruotai. Tikrai daug nebus. Labai, ką dar prisiminiau, kad iš tikrųjų mes esame išlaikę tas skiltis tai įdomu, kad mokinys plėstų savo akiratį ir gal iš tikrųjų taip daugiau sudomintume fiziką. Tarpdalykiniai projektai beveik kiekvienam skyriui tai tikrai yra, o kiekviena tema irgi, man atrodo, gal kas antroji tema irgi yra tie tarpdalykiniai projektai. Tai tikrai kuo puikiausiai tą vadovėlį iš įvairių pusių, tiek iš projektinių, tiek iš dalykinių, tiek iš uždavinių sprendimo pavyzdžių tikrai galite jį naudoti. Tai laukiame klausimų.
Taip, dėl pažymėjimų reikia mums parašyti elektroniniu paštu, kad žinotume, kad jums reikia pažymėjimo, tai tiesiog parašykite savo vardą pavardę ir parašykite, kuriame webinare dalyvavote ir mes jums išrašysime pažymą. Taip, Jūratė komentuoja, mes tai jau labai laukiam vadovėlių. Tai tikrai neužilgo jie pasirodys. Ruošiami vadovėliai 11 ir 12 klasėms, tai šiais metais ne, o dėl ateities planų iš tikrųjų dar negalime patvirtinti, bet svarstome tai. Tai parašysiu į chatą, kokiu elektroniniu paštu mums rašyti dėl pažymų. Klausimas yra, ar yra teminis planas, tai kaip ir sakiau, taip, bus pateiktas ilgalaikis nemokamas planas, kur bus kiekviena pamoka apžvelgta, kokios kompetencijos ugdomos bus ir kokie yra pasiekimai mokinių bus irgi ugdomi, tai tikrai šitas temas bus, šitas planas teminis bus. Čia klausimas Agnei dėl antros dalies. Aš galiu šitą klausimą atsakyti. Dėl teminio plano aš papildysiu, kad gal jūs neišgirdote, bet 36 pamokos mes taip orientuojamės, kad iki naujų metų šitą pirmą dalį reikėtų pabaigti. Tai tęsiant užduotą klausimą dėl antros dalies, planas yra antrą dalį išleisti iki naujų metų. Tai kai vieną pabaigėte, kitą pradedate. Antra dalis, kaip supratau, bus ir jau yra rašoma. Taip, tai antra dalis pasirodys gruodžio pabaigoje, sausio pradžioje. Teminės planas bus įkeltas į mūsų svetainę, tai tiesiog galėsite jį rasti atsidarę būtent šį vadovėlį. Prie aprašymo yra įkelti ilgalaikiai planai, tai kai jis bus paruoštas, mes jį įkelsime į svetainę. Laukiame dar klausimų. Klausimų nematau, tai gal tada galime ir užbaigti šios dienos webinarą. Jeigu kokių klausimų dar turėsite po webinaro, tai susisiekite su mumis, tikrai visus klausimus atsakysime. Tai dėkojame labai už pristatymą, dėkojame susirinkusiems ir dalyvavusiems ir linkime sėkmingos naujų mokslo metų pradžios. Viso visiems, ačiū už kad klausėt. Viso geriausio. Čia jau galima išeiti, ne?